Sveikiname Jūs su Max Bill užsakymų valdymo, kitaip vadinamo verslo procesų valdymo apžvalga. Integruotas darbo procesų variklis optimizuoja verslo procesus ir užtikrina efektyvų daugybės paslaugų užsakymų apdorojimą. Kiekvienas etapas yra pritaikytas veiklos poreikiams nuo kliento prijungimo ir paslaugų keitimo iki jų atjungimo. Tuo pačiu metu nuolat užtikrinama sąsajų ir duomenų srautų integracija su išorinėmis sistemomis. Dėl stiprių darbo procesų valdymo galimybių, Max Bill sprendimas leidžia lengvai konfigūruoti, tikrinti ir priskirti sudėtingas užduotis bei paslaugų paketus. Taip pat optimizuojamas darbo procesų planavimas ir paskirstymas tarp lauko technikų, išorinių agentūrų ir darbuotojų, taip užtikrinant sklandų įgyvendinimą. Patogi internetinė valdymo panelė leidžia stebėti darbo procesus, užduotis ir veiklas realiuoju laiku, o tai padeda išlaikyti operacijų kontrolę. Max Bill naudoja lankstų taisyklėmis pagrįstą BTN darbo procesų variklį skirtą efektyviam įvykių valdymui per visą kliento gyvavimo ciklą. Šis galingas įrankis užtikrina procesų automatizavimą, prisitaikymą ir tikslumą, siūlydamas pažangų užduočių valdymą su sprendimo ir eskalavimo procedūromis. Atvira architektūra sklandžiai integruojasi tiek su trečiųjų šalių sistemomis, tiek su Max Bill moduliais, todėl įmonės gali optimizuoti veiklą ir greitai prisitaikyti prie pokyčių. Vartotojai gali apibrėžti konkrečius veiksmus kiekviename etape, pavyzdžiui, užduoties užbaigimą, pranešimo išsiuntimą ar įrenginio valdymą. Pagrindiniai Workflow Engine privalumai – darbo proceso vizualizacija ir kontrolė realiųjų laiku, leidžianti aiškiai matyti aukšto lygio procesų eigą, visiškai pritaikomi BPM darbo srautai atitinkantis konkrečius verslo poreikius. Darbo srautų paleidimas pagal vartotojo veiksmus, sistemos įvykius arba API užklausas. Galimybė masiškai apdoruoti duomenis siekiant sumažinti rankinį darbą ir klaidas. Automatinis taisyklių laikymasis užtikrinant atitikti ir efektyvumą. Greitas atnaujinimų diegimas ir prisitaikymas prie besikeičiančių verslo reguliavimo reikalavimų. Šis sprendimas padidino operacijų efektyvumą, nes leidžia organizacijai teikti greitesnės ir patikimesnės paslaugas, išlaikant visišką kontrolę savo versle. Max Bill verslo procesai SaaS paslaugoms komunalinių paslaugų srityje, kurie šiuo metu yra aktyvūs, yra pasiekiami darbo srautų valdymo skydalyje. Kaip matote, tarp pavyzdžių yra darbo procesai, užsakymų apdorojimui, klientų prijungimui, skolų išieškojimui ir problemų sprendimui. Max Bill siūlo verslo procesus SaaS platformai komunalinių paslaugų srityje, kurios galima paleisti ir valdyti tiesiogiai iš darbo procesų procesoriaus per naują procesų ekraną. Pavyzdžiui, naujo prijungimo procesas inicijuoja paslaugos teikimą naujam nekilnojamam turtui. Nuomininko keitimo procesas apdoroja vieno kliento išvykimą ir kito kliento atvykimą į jau esamą nekilnojamąjį turtą. Skaitiklio keitimas palengvino skaitiklio keitimo procesą esamo pristatymo adresu. Tarifo valdymas leidžia prijungti arba atjungti visą paslaugų paketą, taip pat papildomai pašalinti atskirą paslaugą iš aktyvaus paketo. Atsijungimo procesas apdoroja klientų atjungimą nuo paslaugų pagal nustatytas verslo taisyklės, tokias kaip teikėjo keitimas, mokėjimo vėlavimas ar kita priežastis. Trumpai apžvelkime naujo prijungimo procesą. Vartotojas gali pradėti procesą įkeldamas failą su informacija apie klientą ir paslaugas iš darbo procesų valdytojo ekrano arba išsiųsdamas failą į iš anksto nustatytą pašto dėžutę. Sistema automatiškai apdoroja failą ir pradeda naujo prijungimo procesą. Jei yra visos būtinos informacijos kliento sukūrimui ir paslaugų aktyvavimui, procesas užbaigiamas automatiškai, klientas aktyvuojamas, o paslaugos prijungiamos pagal jų sutartį. Jei trūksta kai kurių duomenų, sistema sukuria užduotį vartotojui, kad šis papildytų reikiamą informaciją. Pateikus visą reikiamą informaciją, vartotojas gali peržiūrėti duomenis ir, jei reikia, juos pakoreguoti. Patvirtinus formą, procesas užbaigiamas ir klientas sistemoje tampa aktyvus. Vadovų kontroliai Max Bill suteikia grafinę analizę su galimybė nustatyti konkretų laikotarpį analizei. Analizė rodo pateiktų ir užbaigtų procesų skaičių, suskirstytą pagal srauto tipą. Tai buvo trumpa verslo procesų valdymo apžvalga. Ačiū.